Sveiki, aš esu gydytoja Lena Tulčina, natūralios medicinos Lietuvoje įkūrėja ir pradininkė to tokio požiūrį į tai, kad mes esam tai, ką mes valgom ir kad žmonės žinotų, ką valgyti, kad jų maistas taptų vaistų, kad paskui vaistai netaptų maistų. Čia dar pasakė Hipokratas, ką aš tikrai palaikau. Ir iš tikrųjų žmonės net neįsivaizduoja, nesureikšmina maistą kaip priežastį, dėl kurios gali atsirasti simptomai lėtinių ligų, praktiškai visų. Tai du dalykai, kurie sukelia uždegiminius procesus organizme ir simptomus lėtinių ligų, tai yra netinkama mityba ir stresai. Užtat instrumentas, kurio dėka galima parodyti, koks maistas tinka, koks ne, mūsų remiasi to, kad paėmus 10 ml kraujo, baltą kraują mes imuninės sistemos kraują, kuris kovoja su virusais, bakterijom, vėžinėm ląstelėm, bet pasirodo kovoja ir nesutinkamų maistų, mes paimam baltą kraują, sulašinam į reagentus ir per mikroskopą su videokamera pažiūrim, kaip balto kraujo ląstelės reaguoja į maistą. Jeigu tos ląstelės žūsta, balto kraujo ląstelės, kaip čia irgi, o čia dar graži ląstelė, čia graži, o čia jau žuvusios ląstelės, reiškia produktas netinka. Labai paprastai, genialiai, tiesiog genialu, viskas kas paprasta. Ir žmogus, pridavus į 10 ml savo kraujo, gali pamatyti ar sužinoti, kokie produktai jo imunitetą slopina, pažeidžia, o kokie produktai atvirkščiai tinka. Ir tada maistas suvirškintas būna, toksinų nesigamina ir simptomai lėtinių ligų praeina. Užtat instrumentas, kurio dėka galim mes pažiūrėti, yra štai toks, vadinasi Prime Test. Ir tai galima padaryti per tą pačią dieną, sužinoti, kas tinka, kas netinka, taisyklingai maitintis, kad paskui visos lygos arba simptomai lėtinių ligų, tokių kaip migrena, kaip įvairios alergijos, kurios pasireiškia bėrimais, čiauduliu, niežėjimu, ar odos arba akių. Taip, tai yra bronchinė astma, cukrinis diabetas antro tipo, tai yra įvairios sąnarių lygos ir taip toliau. Ir nutukimas, ta tokia labai populiari tema. Tai tos visos problemos gali tapti kontroliuojamos, jeigu žmogus pradeda kontroliuoti maistą, kurį jis vartoja. Kadangi mūsų kraujas keičiasi per 2-3 mėnesius, tai praktiškai 2-3 mėnesių pakanka, kad mūsų kraujas apsivalytų, kad žūtų tie priešai, su kuriais kovoja baltas kraujas, taip, nes negaus jie daugiau to maisto, kuris juos maitina, ir kad žmogus atsikratytų tų simptomų. Čia yra iš tikrųjų antiek genialu ir antiek paprasta, kad tiesiog gaila, kad ne visi sureikšmina maistą, kad jis yra vaistas, jeigu teisingai jį naudoti. Taip, ir po 2-3 mėnesių tie simptomai tampa kontroliuojami ir žmogus paskui kartą į savaitę gali valgyti, ką nori ir liga negrįš.